Sveiki, mes atliekame tyrimą, kurio pagalba norime sužinoti, kiek mūsų mokyklos žmonės yra sukaupę informacijos ekonomikos srityje ir ką jie išmano apie finansus. O mums padės ir daugiau apie finansus papasakos uždarosios akcinės bendrovės finansų gidas direktoriaus pavaduotojas Paulius Kizerskis. Taigi žiūrėkime reportažą. Pasakykite priešingą reikšmę žodžiui pajamos. Išlaidos. Pinigai. Skurdas, badas, visokie velniai. Tėvų santaupos. Išlaidos. Priešinga reikšmė žodžiui pajamos, aišku, labai paprastas atsakymas, tai yra išlaidos. Kur pelningiausia laikyti atliekamus pinigus? Mano kiaulio taupikliai, kurie turi 3. Banke. Piniginiai. Lova, koiniai. Seife. Tai atliekamus pinigus patariama laikyti padėjus terminuotą indėlį. Kada būtų palankiausia litus keisti dolerius? Kada palankiausia? Kai nežinau, gal ir dabar jau galima, jeigu į ką? Ir į dolerius. Dolerius? Ko čia dėti tie doleriai? Kada palankiausia? Taip. Tada, kada pasižiūri, koks keitimo kursas. Palankiausia keisti, kai pirkimo kaina yra mažiausia, jau išsikeis, kai pardavimo kaina yra didžiausia. Kada to prireikia. Reikia stebėti kursą. Kada geriausias kursas, tada manyčiau reikia keisti. Reikėtų žiūrėti į kurso svyravimus. Tai reiškia pirkti tik tai tada, kai valiutos, dolerio ar kitos valiutos kursas yra žemiausias. Ką apibūdina terminas biudžetas? Biudžetas. Tai biudžetas tai kiek pajamų, kiek finansų. Biudžetas tai yra tam tikro laikotarpio pajamos. Liaudiškai šnekant, kiek mano piniginiai pinigų, kiek valstybei pinigų. Pinigus, kuriuos tu turi? Biudžetas tai tam tikro laikotarpio pajamų ir išlaidų suvestinė. Paprasčiau pasakius, tai būtų tarsi išlaidų dienoraštis. Ką reiškia subalansuotas biudžetas? Kai noriu nusipirkti suknelę, noriu nusipirkti batus, noriu viską ir subalansuoji ir nusipirki ir užtenka pinigų ir dar lieka. Kai mokame tinkamai panaudoti pinigus, minėti tai vieną ar kitą žmogų. Kotletui tiek, sriubai tiek ir šildymui tiek ir tai bus balansas. Subalansuotas biudžetas tai yra labai paprastai apibūdinama, kad išleidi tiek, kiek turi, tai tada biudžetas yra subalansuotas. Ką reiškia terminas paskola? Kai pasiemi pinigus, kai tau trūksta. Paskola, pasiskolinimas, pinigų pasiskolinimas iš draugų. Kaip mama duoda pinigų suknelį nupirkti. Paskola tai pinigų skolinimasis iš bankų už tam tikrus procentus. Kai pasiemi paskolini iš banko pinigų ir turi grąžinti per kurį laiką su palūkanom. Paskola tai piniginės lėšos ar kiti suvartojimui skirti daiktai skolinami kitai šaliai, tai ar gyventojui, ar verslui. Ką apibūdina terminas hipoteka? Hipoteka? O kažkoks duomenų bankas? Čia kai gal kai turtą užstatom, ne? Oi, neteko susidurti su tokiu. Hipoteka tai yra esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą užtikrinantis nekilnojamo daikto keitimas. Kokia yra mūsų šalies nacionalinė valiuta? Na, litas, žinoma litas. Euras. Euras. Litas? Be abejo, tai yra litas ir vienareikšmiškai. Dėkojame mūsų ekspertui ir visiems atsakiusiems į klausimą. O iš viso to, ką matėme, galime daryti išvadą, kad mūsų mokyklos bendruomeniai reiktų patobulėti ekonomikos srityje. Tačiau dėkojame jums iš dėmesį ir sakome viską.